yra gynėjai, yra savanoriai, o štai kad ten po to jau pučo dienomis ten visa ginkluotas policijos būrys, kuris, kaip jūs sako, derina ties veiksmus ir su vadovybės apsaugos departamentu ir su krašto apsaugos departamentu. Va šitų dalykų lyg ir nėra, niekur nei atsiminimuose. Aš jums atsakysiu tokią alegoriją, jeigu galima. Gili upė teka tyliai. Spręsi pats. Nu kam ta reklama, kam dabar tas tau nereikia, man nereikia, bet apskritai tai negalima per naują kurti istoriją. Vis tiek reikia kažkaip tai prisilaikyti tai, kas daug maž buvo, nors daug maž. Vienoj laidoj buvo labai nuskambėjo toks obalsis, paskui per visą šalį, ta laida tiesa pasibaigus, istorijos, ne, stos, viskas įstos į savo vietas. Aš manau, kad dabar 20-mečio proga, tas tandymasis, kas ką paminėjo, nepasakė, sakė, nežinau, gal mes tokie žmonės, gal iš tikrųjų turėtume garsiau kalbėti. Na ką reiškia garsiau kalbėti? Šiandien garsiau kalbėti už mus turėtų teisų perėmės ir tarnybos teisėjas policijos departamentas, vidaus reikalų ministerija. Šiandien mes esam dirbantis arba nebe pensininkai ir oficialios tribūnos gintis, pulti ar dar kažką tai aiškinti neturi. Tai ta prasme, jeigu to reikia, galbūt, kaip sako Petras, to reikia, tai turėtų visi tada ta struktūra, kuri perėmė tas mūsų darbus, turėtų tada jinai pasakyti galbūt. Bet čia vėl priminsiu tokią neseną istoriją su Angelo Sargo skrydžiu, su 3 knygomis, kuri 3 taip ir neišleista, bet parašyta. Ten buvo remtasi dokumentais, faktiniais parodymais. Turbūt atsimint prieš kelis metus kokią kilo istorinė, skaičiau, politinė visuomeninė opinija, reiškia, kas čia, ką gali, kaip gali, reiškia, daryti savo istoriją, nors ta knyga visiškai nepretenduoja iki istorijai, tai buvo viso labo milicinė policinė kronika ir nieko daugiau. Bet tik turime praeiti laikas, kad mes įsirafinuoti šitą reikalą, tikrai patys. Na, dabar pirmą kartą, pavyzdžiui, sakykime, aš oficialiai išgirstu iš tarto, kad gerbiamas Stanislavas teikia šaudmenis, būtent gynėjams tie dalykai, iš tikrųjų labai daug pasako apie jūsų veiklą tom dienom. Ir kas čia dar yra, kad tokio, kad, dar sakot, neatėjęs laikas, kad dar negaliu kalbėti iki galo, čia nepriklausomai, ne savo valstybė gyvena, kad tie dalykai, kurie iš tikrųjų būtų įdomu ir galų galia istorinė tiesa triumfuotų, o ne kažkokia prisijimta, sakykime, kažkokia. Ar yra jau poreikis tikrai istorinė tiesa? Ar atėjo laikas? Aš manau, kad jis visada reikalingas. Čia va toks yra klausimas ir atsakymas retorinis. Ne dėl to, kad Stanislavas kažko tai bijo, aš manau, kad jisai tą turėjo mintį sakydamas, kad ar atėjo poreikio laikas. Gal ir taip atsakyti. Gal ir taip. Bet čia mūsų gerbiamas generalinis komisaras mus taip stumia į priekį. Vis dėlto reiškia, kad mes atsiskleistumėm čia. Aš esu iš natūros, gal tokios, padarėm gerą darbą, padarėm tautai, padarėm valstybei, padarėm tėvynei, atlikom savo pareigą. Mano pašaukimas buvo, reiškia, užtikrinti rimtį, taiką, neleisti žūčių, žmonių sužalojimų. Ir aš, būdamas toj pozicijoje, aš stengiausi stebėti. Ir nežuvo man ne vienas karys, ir ne mano karių rankos, nei buvo sužalotas, kad žuvo ne vienas žmogus. Ir aš jaučiuosi laimingas. Turbūt, jeigu galima, turbūt buvo Stanislavas vadovavo ir pasienio policijai, tai jeigu būtų nepasitikėta, jis nebūtų tokios pareigos ir nedirbtų. Irgi čia vienas iš pirmųjų vadovų pasienio policijos. Tai, kaip, aš tai nuomonės, kad ačiū jums, kad surinkot, nors ir buvusius, kad surinkot, kad paklausėt, kad kažkaip tai vis tiek, tai čia yra gražu, gal nuo šitai bus pradžia kažkokia, tai gal policijos departamentas susipratės.
Man iš viso, kaip pasakyti, labai įdomus. Jūs susiminėte apie sąrašus, aš žinau, kad komisaras Grigaravičius turėjo būti irgi ir šeima deportuota, jeigu kažkas tai būtų ten atsitikę ir įsakymai iš Maskvos, kad jau atsisakyti ir sąrašus matė tų žmonių ir ministrų, ir viceministrų, bet visa, žiūrėkit, tų pamirštų žmonių, tai kur aš įsivaizduoju, kad tai buvo toks kaip ir antras Baltijos kelias, tas sausio 13, kad susibūrimas, ta vienybė. Ir pamiršti yra labai daug kas, pavyzdžiui, iš rajonų jau tuo metu kažkokia tai tom sausio pradžios dienomis, kai jau matėm, kad kažkas artėja, jau buvo padaryti grafikai, važiavo jau nestikiškai, kada per radiją pakviesdavo, bet važiavo rajonų vadovai, organizuodavo vis tik tai autobusas, va ta logistika, kur rinkdavosi žmonės, važiuodavo vieni vieną parą, kiti kitą parą. Ir jeigu taip įvertint, kaip čia paminėta, tai turbūt apie teisėlį, jūs sakėt, kad žmogus dirbęs CK, atėjo į policiją, kas kad gerai sudavavo, bet CK darbuotojas tavęs ne. Aš manau, kad jeigu būtų buvę kažkokie vežimai, tai būtent tie žmonės, tie rajonų vadovai tuo metiniai, tai būtų irgi buvę tuose sąrašuose. Ir kažkaip nesikreipėjo, kad kažkuris iš jų būtų ten įvertintas. Ir kaip man atrodo, ir čia ne tai, kad tikrai ne tas atvejis, kad, kaip sako, laikui praeina didvyrių, bet aš matau labai daug žmonių, kurie, kai jūs sakot, gerai dirbo ir liko taip nepastebėti. Matot, toks reikalas, dėl paties sausio 13 medalio. Realiai vertinant, iš mano pozicijų, privačių, sakysim, šiandien, tai sausio 13 pasibaigė rugpjūčio 28. Realiai. Tada buvo, iš tikrųjų, visiems buvo, tapo aišku, kas yra kas. Visas šitas periodas yra sausio 13, aš taip įvardinčiau. Ir nemažiau pavojingas negu tanko važinėjimas. Nes ten tame tarpe, ten tų reikalų, apie kurias mes čia šnekam, aibės ir įvalės. Ten yra ką veikti istorikam ir metraštininkam, kam nori. Dar šitas, kaip sakysim, pluoštas tos informacijos tikrai guli neparėjo. Nesiginčinu, nes aš pamenu, kad rugpjūčio pučo metu sovietų kariškių buvo pagrobtas vienas iš parlamento būtent uniformuotų gynėjų ir buvo bandymas išprovokuoti, kad jų atvykti ir iš mūsų lietuvaičių pusės, kad ginklų bandyti įvaduoti, kada buvo daryti iš Žvėryno pusės pamatyta, kad ten mašinos jau pilna sovietinių kariškių, kurie to tik ir laukė. Tai reikėjo vieno tik tai šūvio, kad užvirtų. Tai vis tiek visą laiką kartojosi tas, aš matau vis tiek tas bandymas kažkokio kraujo praliejimo, reikia, nereikia. Ir va būtent tie tokie aršesni, jie kažkaip didesni didveriai už jūs atrodo, bet jau visuomenės akyse pateikti. Jau tik tai reikėjo matyti rugpjūčio mėnesį iš karto pučio, kai buvo siūstas pirmas Lietuvos policininkas su pirma vienintelė uniforma į Maskvą. Jums tiesiog reikėjo matyti, čia atskira istorija. Kokia matyti ten viskas tas dalykas buvo žiūrima ir stebima. Tai čia yra vėl atskira istorija. Jokių būdų nepretenduojant į kokį nors heroizmą, bet tai tiesiog tokie, sakysim, dalykai, kurie lieka ilgam ir, reiškia, jie yra iš tikrųjų labai reikšmingi. Nes deklaracija nuo pripažinimo, tai kaip ir noras nuo galimybių skiriasi kitą kartą visą praraja. Tai... Jeigu šitaip šnekėti tą temą, reiškia, aš labai noriu dar pritarti pono Liutaurui, kad iki pučio 13. Kad būtų galite įsivaizduoti, reiškia, kariai lietuviai, reiškia, su savo pasiūlymais iš tada Tarybų Sąjungos pusės savo pasiūlymais, pabėgusius, reiškia, karius iš Tarybų Sąjungos gilumos, pradėjo, reiškia, mano divizijos štabo politinio skyriaus viršininkas, pulkininkas Malininas buvo išskirtinio padorumo žmogus. Tai jis, reiškia, mane įkalbinėjo, kad aš tos pabėgusius karius priimčiau į savo pulką. Dar tarybinį. Ten kiek žmogus rizikavo tuo metu, reiškia, ir taip mes ten keletą tokių, reiškia, ir priglaudėm, kurie pasteko į mūsų, reiškia, jurisdikcijai. Reiškia, o juk ir tų pasiūlymų, reiškia, vietinių karių ir pasitraukti, pabėgti, amžini klausimai, reiškia, ir dar savo žemiečius privalėjo išsaugoti, reiškia, padoriai, tvarkingai. Ir nuolatinis darbas turėjo būti, nuolatinė įtampa, ir kontrolė, ir įtikinėjimas. Kovo 1 dienai, 91 metų kovo 1 dienai, pabėgusi iš, pavykusių,
pabėgusių iš tarybinės kariuomenės lietuvių buvo 1500, kovo 1 dienai. Ta statistika 1500. Jie buvo intensyviai gaudomi, taigi Naujojo Vilniaus psichiatrinė ligoninė buvo globos skyrius, Raudono kryžiaus globos skyrius buvo įsteigtas. Atvažiavo desantininkai 60 žmonių, išdaužė langus, duris, sumušė policininkus ir išsivežė kažkur tai į Sibirą ir toliau kalbą. Iš 1500, paskui 91 metų po kovo mėnesį jų jau buvo dar kiek buvo. Jie buvo gaudomi, jie buvo teisiami. Tai va, ką Stanislavas sako, kad norėjo, nes mes paskelbėm deklaraciją, palikit sovietinę kariuomenę, tarybinę kariuomenę palikit. Ką toliau daryti? Vaikai paliko ir paskui ką? Slapstėsi pas giminės, pas draugus, lakstė jie buvo gaudomi. Tai ir ką reiškia, paliko, pabėgo, pasislėpė ir nekontroliuojamas, socialiai, teisiškai neprižiūrimas jaunas žmogus. Nei šis, nei tas. Tai reiškia, tai dabar, o mes turintys patirtį, turim iš tą dalyką įsikišti ir suprasti, kad priimtas pasiūlymas, reiškia, tas yra vos nenusikalstamas. Vos nenusikalstamas. Jeigu tu nenumatai jaunam žmogui, tolimesnių kelių, tai kaip čia dabar yra? Teisinis klausimas atviras, visiškai visi. Gerai, dar turėčiau vieną klausimą jums visiems. Ir žiūrėkit, 88 metų bananų badas. Jiems spalio mėnesį tuometinė milicija, jau tada 88 metai, vis tik tai susirinkę paskelbė lozungas, kad milicija tai neginkluotas partijos būrys, o milicija tai tarnauja įstatymai ir žmogui. VRM, Vidaus reikalų ministerija, buvo pati pirmoji, kuri pasiskelbė depolitizuota. Ir departizuota. Pati pirmoji iš ministerijų. Dabar Misikonis, pirmasis ministras. Iš kur tas nepasitikėjimas šiuo žmogu bus tik tai? Kur daugeliu amžininkų, daugeliu pareigūnų atveju, kad aukų būtų buvę daug daugiau, jeigu ne tuometinis vidaus reikalų ministras su savo patirtim, su savo išmintim vadovauja. Nes dabar, sakykime, vėl čia vien ten įvairios istorijos priminamos, ten kažkur iškapsamos, mažinamas tas jau autoritetas, mažinama įtaka. Žinot, aš jums pasakysiu taip, nes betarpiškai, kaip ir mes visi buvom šalia jo, prie jo, matėm jo, visi mes patyrėm stresus, įtampas ir panašiai. Ką patyrė ta žmogus, būdamas karinis KGB darbuotojas prieš tos įvykius, reiškia, atėjęs dirbti vidaus reikalų sistemą ir turėdamas anuos antpečius ir aną praeitį, tai reikia tik įsivaizduoti. Aš sakyčiau ir sakau, tai yra fantastinio padarumo, puikios orientacijos ir labai šalto proto žmogus. Iš tikrųjų, tai čia buvo visokių kontroversijų dėl jo apdovanojimo vyriausybinio ir pasisakymų, ir viešų, ir visokių. Na, sakyčiau taip, kas to nematė ir nebuvo šalia jo, tomis dienomis ir tomis savaitėmis ir tais metais. Paaiškinti neįmanoma. Galbūt Lietuvai pasisekė, kaip šaliai, kad toks svarbus postas atiteko tuo metu būtent tokiam žmogui. Jūs kažką norėtų? Henrikas papildyti, Man teko galimybė pasaulyje įvykių betarpiškai būti su gerbiamu generolu Misikoniu. Kartu visur jį lydėti, visas keliones, visas vizitus, pasimatymus, susitikimus ir taip toliau. Netgi po liūdnai pagarsėjusio Latvijos vidaus reikalų ministerijos šturmo vidaus sausio pabaigoje gerbiamas ministras net nedvėjodamas nuvažiavo pas vidaus reikalų ministrą Latvijos, nors situacija buvo iš tiesų pavojinga ir kelionė ypač buvo pavojinga, nes tuo metu Latvijos pomona būrys buvo pakankamai agresyvus, kaip atšingoji. O mes nuvažiavom dviese su vairuotoju. su ministru. Su ministru. Taip. Ir manau, tai dar parodo jį kaip žmogų iš tiesų ryžtingą, drąsų
bebaimį ir pakankamai šaltą protą. Reikia tik tai įsivaizduoti, jeigu būtų įvykiai pasisukti taip, kaip tą patį Misikonį, buvusi kadrinį karininką, tie Maskvos žmonės, kurie tarnavo toj pusėje, su kokiu malonumu ir pasidėrėjimu